Sveiki, bičiuliai. Pakelkime burės ir leiskimės į aukso piratavimo amžių. Laikus, kai jūroms viešpatavo nutrūktgalvieji plėšikai, o oras buvo prisotintas nuotykių. Nuo 10 amžiaus vidurio iki 13 amžiaus pradžios šie jūros vilkai Karibų jūrą pavertė savo žaidimo aikštelę. Jie plėšė laivus pilnus aukso, prieskonių ir lobių, pranokstančių net drąsiausias svajonės. Ši era gimė iš chaoso. Europos galybės grūmėsi dėl naujojo pasaulio kontrolės. Buvo nutiesti prekybos keliai, perpildyti turtais. Tai pavertė juos lengvų grobių ambicingiems kapitonams, turintiems uoslę lobiams ir nepaisantiems įstatymų. Karibų jūra su savo nesuskaičiuojamomis salomis ir paslėptais užutėkiais tapo tobulą slėptuvę šiems nusikaltėliams. Laisvės ir turtų vilionė buvo per stipri, kad kai kurie galėtų atsispirti. Daugelis jūreivių paliko savo postus prekybiniuose laivuose. Jie prisijungė prie piratų įgulų, suvilioti lygių dalių pažado ir gaudynių jaudulio. Šis laikotarpis iškėlė liūdnai pagarsėjusias asmenybės, kurių vardai vis dar aidi istorijoje. Tokios legendos kaip Juodabarzdis, Kapitonas Kidas ir Kaliko Džekas tapo auksinio piratavimo amžiaus sinonimais. Jų žygiai tiek tikri, tiek pagražinti jau šimtmečius žavi vaizduotę. Tai nebuvo vien tik kraugeriški banditai. Jie buvo gudrūs strategai, įgudę navigatoriai ir jūros meistrai. Jie gyveno pagal savo kodeksą, mesdami iššūkį nusistovėjusiai tvarkai ir kurdami savo likimus tarp bangų. Taigi, kas iš tikrųjų buvo šie piratai? Jie buvo kilę iš įvairiausių visuomenės sluoksnių. Kai kurie buvo buvę jūreiviai, nusivylę sunkiomis sąlygomis ir menku teisėtos jūreivystės atlyginimu. Kiti buvo pabėgę vergai, ieškantis laisvės ir galimybės atkeršyti savo engėjams. Juos vienijo panieka valdžiai ir troškimas nuotykių. Gyvenimas piratų laive buvo sunkus ir pavojingas. Tačiau jis siūlė lygybės ir draugystės lygį, retai sutinkama kitur. Piratai veikė pagal savo elgesio kodeksą, su išrinktais kapitonais ir grobio dalymosi sistema. Ši egalitarinė dvasia, kartu su romantišku gyvenimo jūroje įvaizdžiu, įtvirtino jų vietą populiarioje kultūroje. Visi esame girdėję pasakojimų apie užkastus lobius, pažymėtus X ant sudriskusio žemėlapio. Žinoma, realybė dažnai būdavo netokia žavinga. Tačiau istorijos išlieka, primindamos mums laikus, kai vyrai ir moterys gyveno pagal savo taisyklės, mesdami iššūkį visuomenės riboms ir atsakydami tik atvirai jūrai. Jie buvo daugiau nei vagis. Jie buvo maišto simboliai, laisvės troškimo ir civilizacijos suvaržymų atmetimo simboliai. Kiekvienas piratas vertas savo vardo turi savo istoriją. Ir šie pasakojimai, perduodami iš kartos į kartą, laikui bėgant tapo tik dar fantastiškesni. Paimkime pavyzdžiui Juodabarzdį. Su savo laukinė barzda, kurioje, kaip sakoma, buvo įpintos degančios dagtys, jis kultivavo bauginančio žiaurumo įvaizdį. Jis buvo psichologinio karo meistras, pasitelkdamas baimę ir bauginimus, kad palaužtų savo grobį be smurto. Tada yra Kapitonas Kidas. Prisimenamas kaip negailestingas piratas, jo istorija apgaubta paslapties. Vieni mano, kad jis buvo į privatyrą pavirtęs plėšikas, kiti aplinkybių auka. Jo lobis, sakoma, buvo milžiniškas ir buvo nesuskaičiuojamų paieškų objektas. Tai tik du pavyzdžiai iš daugelio spalvingų personažų gyvenusių auksinio piratavimo amžiuje. Jų istorijos dažnai ištrinantis ribą tarp fakto ir fikcijos ir toliau mus žavi. Jos primena mums laikus, kai jūros buvo be įstatymų siena. Vieta, kur sėkmė lydėjo drąsiuosius, o nuotykiai laukė kiekviename žingsnyje. Deja, visi geri dalykai turi baigtis. 14 amžiaus pradžioje auksinis piratavimo amžius pradėjo blėsti. Padidėjęs jūrų patruliavimas, griežtos priemonės prieš piratų prieglaudas ir besikeičianti politinė aplinka prisidėjo prie jų nuosmukio. Piratavimo romantika galbūt išblėso, tačiau jų palikimas gyvuoja. Jų įtaka matoma literatūroje, filmuose ir populiarioje kultūroje. Nuo Roberto Louiso Stevensono Lobių salos iki Karibų piratų franšizės šios nutrūktgalviškos figūros ir toliau žavi mūsų vaizduotę. Jos reprezentuoja nuotykių dvasią, laisvės troškimą ir maištą prieš kasdienybę. Taigi, kitą kartą išgirdę šūksnį "Sveiki, bičiuli", prisiminkite auksinį piratavimo amžių. Prisiminkite legendas, padavimus ir tuos, kurie išdrįso gyventi pagal savo taisykles.